Sveiki visi. Pagaliau savo pasikeitusioje rutinoje radau keletą minučių pabendrauti ir be abejo pasidalinti naudingą informaciją. Tai šiandieną, kadangi vis dar už lango žiema, nusprendžiau pasikalbėti ir pasidalinti žiniomis apie Fairies 2 produktus skirtus žiemai. Tai pirmasis iš jų yra kokonin kremas, kai kuriuom moterim čia top, jos žino, laukia nuolat kiekvienais metais, beje pakuotė būna skirtinga. Jisai sukurtas saugoti odą nuo šalčio, skirtas visai šeimai, tai ir vaikam, ir vyrui tinkamas be abejo, talpa 75 ml. Naudoti, jeigu nepavyksta sunaudoti per tos pačius metus, naudojam, uždarom, įdedam į šaldytuvą ir pasiliekam iki kitos žiemos. Jam tikrai nieko neatsitiks ir kaip ir pats gamintojas rašo, apskritai nuo atidarymo 12 mėnesių tinkamas naudoti produktas. Dabar apie panaudojimą. Tai kam pirmiausia jis aktualu? Aktualu, kai keliaujam atostogų, slidinėsim, žinom, kad bus šaltis. Aktualu, kai bėgam su šeima ant kalniuko, rogutės, sniegas. Tai irgi visai šeimynai, ir skruostukai, ir nosytės, ir kakta, ir smakro apačia, visos pagrindinės vietos, kurios nuolat šąla, jos turėtų būti padengtos šitų produktų. Ir be abejo, kasdien, jeigu jūs keliaujate į darbą, pavyzdžiui, viešuoju transportu arba einat pėsčiomis ir žinot, kad daugiau nei 10 minučių bus sąlytis su šalčiu, su žvarbiu vėju, net nebūtinai šaltis didelis gali būti, pavyzdžiui, užtenka lauke -2, bet jeigu turim drėgmę ir jeigu turim šaltą vėją, tai žinoma, vienai odai nieko neatsitiks, kitai odai jau metai iš metų žmonės pastebi tą tendenciją, kad vos tik tai ateina ruduo, odos būklė labai staiga pablogėja. Tai ir gali bendrai raudonumas toks atsirasti odos, visos odos raudonumas. Gali kaip dedervinės tokios atsirasti, gali šerpetojimas ištikti. Tai tiesiog jau tie žmonės žino, jie dažniausiai pastebi, kad ateina ruduo, tas metas, kai tendencingai oda staiga krenta į tą blogą būklę savo. Tai tokie žmonės apskritai turėtų jau iš anksto turėti tą produktą, kadangi Fairiesas jį paleidžia lapkričio gale arba kartais netgi gruodžio pradžioj tik tai gaunam. Tai faktas, kad jum tokį produktą reikia turėti jau prieš prasidedant sezonui, nes naujos pakuotės jūs nesulauksit, jinai ateis per vėlai. Tai šiuo atveju jau tada geriau, sakykime, turėti pradarytą pakuotę, įsidėti ją į šaldytuvą ir rudenį vos užsivedus tam šaltam sezonui iš karto pradėti naudoti. Dabar kitas niuansas, kad turim dar suprasti apie šitą kremą, nes yra tekę bendrauti su klientėm ir esu susidūrusi tiesiog pati iš patirties su tokia situacija, kai sako klientė, kad naudoju kremą šitą, bet žinai, man tai labai išsausėjo oda. Ir nežinau, jisai man turbūt netinka. Na ir aišku, mes kai pradedam gilintis, kas vyko namuose, tai ir paaiškėja, kad moteris nusipirko kremą, 75 ml pakuotė, nors atrodo kabinete viską aptariam, bet grįžus namo, jai staiga ėmė atrodyti, kad jinai, turiu didelę pakuotę kremo, tai va dabar jį ir tepsiu, kol sutepsiu. Žodžiu, jinai rytą vakarą su šito kremu naudoja ir oda akivaizdžiai ima blogėti būklė. Kodėl? Tai pirmiausia todėl, kad šitas kremas yra šalčio apsauginis kremas ir jisai yra sukurtas būti ant odos paviršiaus. Jis nesigeria į epidermį, jis taip minkština paviršių, tačiau jis neturi tų drėkinamųjų savybių, kurių reikia odai palaikyti drėgmei ir tas ypač pasijaučia sausiaodėms moterims. Jis riebus ir jausmas jį, kai tepat, komfortiškas, atrodo viskas gerai. Bet jeigu diena dienon, ryte vakare jūs tepsit tik jį, odai bus negerai. Todėl šiuo atveju reikia suprasti, jeigu aš kiekvieną dieną nutariau, kad ryte naudosiu šitą kremą, dėl kažkokių, sakykime, priežasčių nenoriu nieko tepti po apačią,
Tai tokiu atveju turiu žinoti, kad vakare aš turiu labai gerai nuplauti, be abejo tonizuoti ir tada labai gausiai ir intensyviai drėkinti kremu ir serumu, padaryti tokią pilną naktinę priežiūrą. Arba kitas variantas, kai ir rytui atsikėlus, nuprausus, tonizavus odą, aš tada tepu serumą su daug hialurono, intensyviai pridrėkinu, nes aplinka žiemos metu pas mus ir šildymas, oda labai daug drėgmės netenka. Ir tą drėgmės kompensavimą mes vis tiek turim padaryti. Kai jau pajaučiu, kad susigeria, jaučiu, kad oda tarsi lipšnį pasidarė nuo serumo, tada ant viršaus tepu tą apsauginį šalčio kremą ir galiu eiti į lauką. Tai vat pagrindinis niuansas, ką suprasti, kad suvoktumėt, kad tai nebus kremas, kurį nusipirkau vieną ir jį tiesiog tepu. Tai yra kremas naudojimui kasdien tom, kurios kasdien daug būna šaltyje, arba tiems, netgi puikiai tinka tiem žmonėm, kurie dirba šaltoje aplinkoje, kaip šaldytuvai įvairūs ir panašiai, arba dirba lauke. Tai be abejo, tiek vyrus nepamirškit pasirūpinti, kurių vyrai turi nuolat lauke, miške, sakykim, darbą. Nes, ta mėlynas nosies galiukas tikrai nėra labai gražu ir estetiška. Tai va, papasakau apie šitą produktą. Ir jo lydintis produktas šių metų naujovė, jau ne šių praėjusiųjų, irgi išleistas žiemai. Išleistas buvo vasarą, tačiau dėl tam tikrų vadybinių turbūt priežasčių mums nepavyko jo gauti. Tai mes jį gavom žiemai, bet labai džiaugiamės dėl to, nes jis puikiai pritaikytas žiemai ir puikiai pritaikytas naudoti kompleksą su šituo kremu. Labai toks vaškinis, tirštas, ilgai išliekantis ant lūpų, puikiai minkština. Tai faktas, kad jeigu mes ten lakstom visą dieną kalnuose ar su rogutėm, tai mes drąsiai tepam jį ir žinom, kad nereikės per dieną keletą kartų teplioti ant viršaus. Nebent jūs labai daug kalbat ir valgot, sakykime, ir nulaižot jį, tai tokiu atveju taip, reikės pakartoti, bet šiaip dienos eigoj tai nereikia kas pusvalandį nuolat kartot. Įpakavimas yra tokia vat dėžutė, čia yra 10 ml, tikrai pakaks ilgam, nusiperkam ir praktiškai visam sezonui turim. Daug minkštinančių ingredientų, daug tokių kaip ir aliejų sutirštintam pavidale, kurie neišskysta, neišbėga, nenusivalo lengvai. Tokia, galima sakyti, vos ne kaip lūpų kaukė gali būti. Tai štai, šiandien tiek apie 2 produktus skirtus žiemai, skirtus tokiai tiek terapijai, tiek prevencijai. Ir iki pasimatymų kitą kartą.